nieko apie maistą nėra. Tai ne vidinė džin energija, kurią išvyščius galima mintis beveik užgesinti žvatę kitame pasaulio krašte. Yra šiltų blynų. Žiūrim jūsų akis. Jūsų akelės mato, apskauda šiek tiek, jaučiu pirčių įmaštį. Gerai, reiškia geros akis. Einam prie nosis toliau. Kaip nosis vyšta? Reiškia dar slogą neserga. Taip, dabar žiūrim jūsų visą burnos ertmę. Prisiminkit, jeigu burnos pradės skaudėti. Apsirėdis jau, tada pravesk iki podiumą, gerai? Kol kas šiaudinis ten kažkoks nesąmonės šneka, mes pradėsim savo paratą. Gerai, mūsų pirmieji dalyviai ant podiumą. Morinė Salionė. Ne Salonė, o Salionė. Hansofas. Atsistokit. Asalonsas Salionė. Atsistokit. Gerai, turim pirmuosius dalyvius. Ar tu gali patikėti? Didžėjus likęs. Ei, didžėjau. Koks vardas? Didžėjau likęs, ane? Dabar jūs klausykit manęs gerai, kada garsiau, kada tyliau. Gerai? Ar įsivaizduoji? Kanapinė? Benita? O tai žinai kas? Gans. Tautvydas. Kad ir, nes nesakyk. Nesvarbu. Čia bus vidinis bairis. Tarp to plono ir normalaus. Tarp to plauko ir gražuolio. Žiūrėkit, eikit ten, apsirengsit padoriai, kad gėdą nedarytume gerai. Žmonės eina juokės, eina tamsus, bet be rūbų normaliai. Preikit. Muzikos eksperts biškį pagarsinkit. Šitą sutvarkykit, šitą porą. Atrodo normaliai, bet iš aprangos tai apsirėti dabar jie. Bet dabar apsirėti? Kas nori išsibūti, kaip ten sakė, išsimaražyti, eina prie stalo. Va, čia numerologija. Numerologija. Gerai. Dar kart noriu parolį. Gražinut iš Palangos. Smertės nuotą. Jeigu ne kanapinis, būtų labai gražu. Va, pasimaivykit dabar. O, kokia graži. Kokia grakšti. Va, tas vėlius, va taip laik. Ir taip laikstos, ir taip. Nu, grožis neišpasakytas. Klausykit, jau jaunikių jūsų, ką pasisekė. Mes dabar esame širdžių. Palauk, daugai reikia prizą. Mindaugai, tau kokie blynai patinka? Šventė prasidės tada, kai aš tau skirsiu. Ar gali patraukti skuduriuką čia su šiuo? Apsaugos nėra dabar. Ai, Karolina, ai, gerai. Tau padėti? Jeigu kažkas neplos Karolinai, taip išmokė. Ne lašininiui subinės partijai suplojimai. Tu tai plojimai, Karolina? Karolina, mes matome ryškiausią žvaigždė šį vakarą pas mūsų atėjusi. Aš tai sakyčiau pavasario spalvos, tokios gėlyčių spalvos, va pingviniukai. Kokia problema čia yra? Oi. Tau patinka gėlyčios? Žemana kepurė patinka tau? Ne, dar nepuliuoja niekas. Dabar daug užpakalintų, nes turi daug kirmis. O kokius labiau mėgsti? Jau kirmis gerai. O dabar dar patinka halašinėliai nuo Savo aš nelaimėsiu. Žiūrėk, o lietiniai ar amerikietiški? Būsi mano komandai? Ar mano komandai? Dar nebijo, dar galima, ne? Čia tokie skanus pažiūrėk. Čia irgi skanus labai. O čia mėlyni. Čia žali. O čia mažie. O čia dideli. Bet čia stori. Bet čia skanus. Tautvydas. Opa. Mes matome 2025 metų paskutinę laidą, kurią pasipuošę ant podiumų vaikščiojo ne tik tautvydai iš Bangų, tačiau ir tokios žvaigždės kaip Kanapinis, tokios žvaigždės kaip DiCaprio. Čia kavalierius, nu. Ir pana. Palango pakabina kavalierių. Kavalierius ir pana. Nereikau čia susmala. Nu, tai dabar jau parodykit gražiausią savo žiūrėk, šiukšlės reiks surinkti. Nu tai paplokit kavalieriam ir panom.
va. O, šokiai. Šokė kokie vyks. Pažiūrėjau, kiek padavė persirengėlių daug. A čia irgi iš... Nu, kavalieriai, klausykit, vyriakošė su smala, gal blynų išsikepkė dviese, gera. A kas kepsta kavalierius, o jūs kepste? Kavalierius keps, teisingai. Tai iš Vilniaus. Paplojam! Benita iš Vilniaus, papuošta mūsų šmutkių eksperčių, atstovauja pavasariškai drabužių liniją. Bet aš manau, čia pavasaris ir tas, kur žiemos gale, nes tai yra lašinė komandai. O kodėl lašininio komandai? Nes taip pat pasakė, ar gali būti tavo komandos Tai tada tu prisusiduok. Tai gerai, dabar dar kartą aš nueisiu, jūs pakviesiu dviese, tai gerai? Aš tada net nebekomentuosiu, esu pasipiktinęs. Gerai, tu piktinkis. Gerai, man tada reikia kanapinę komandą. O dabar? Žiūrėkit, varažininkai tušti yra. A kas norisi varažiai? Benita ir Tautvydas iš Delno. Vilniaus. Dar kartą teikit dviese. Numerologija. Aš tik noriu pabrėžti, kad prizų turi tik lašinėlės. Tai į tau blynų, kad tu jai pusryčius iškeptum, o čia tau blynų, kad tu ją pakarė. Labą didelę nudaktaryt man pilvu. Ir jau tokia napinį šipinėja tetas. O kad gera. Tu netrink jam Rankėlės. O, gera, gera. Dabiški, o kad gera. O, pažastoks spartus. Oi, koks geltons atvažiavo. O kad gera. Ne, čia čiupinėkė šitą jau. Gera. Kas tai ir čia pasipuoš, klausyk, einam. Čia į Zitą kvadratu. Mielieji Palangos. Palangos Zita? Ai, antra Zita. Jo. Oi, čia jinai yra pretendentė pas Juozą Statkevičių dirbti komandoje. O klausykit, mūsų Morinės Alions jau kitą lygį pakilo. O, papa. Čia jau nebe kaimo šventė. Čia žinai, ai, tu bendrauji, nu gerai bendrauji. O, tu mikrofoną gal jai atiduok, tau nereik čia geriau šneka. O pasijoną jau rodo, tada nerodykit Zita. Da ne vakars. O pažiūrėkit, prie Jūs nerodykit pasijoną. Tokį gražų blyną. Taip. Labai aktuali tema, bet nieko artimo politiniais pusėje. Taip. Turi būti Aš einu varažytis. Eit, gazdint, tą mašiną žiek. A galit pavaisinti žaidžiai? A visi mokat šo? Nemokat, tu mokat šo? Parodysiu. Gerai. Dabar mums viens prie kito, viens nuo kito. Viens prie kito, viens nuo kito, apsisuka. Viens prie kito, viens nuo kito, apsisuka. Taip. Opa. O dabar eisim į priekį. Mokančių šokti geriau nei tas šiaulinis. Atgal. O taip. A nieks geriau nemoka šokti. A nieks geriau nemoka. O, Dabar vėl viens prie kito, viens nuo kito. nes Opa. biškį gėda, kaip man šoka. Tokį ranką vis tiek sušalta matau. Įsidėt telefoną. A pames telefoną? Atsinešiu telefoną. O žiūrėkit, ir jau galim sprendimu su kito moteriška. Kapi, o, Opa! išorė, apsisuk. Vidų, išorė, apsisuk. A jau pavargai. Tokia jaunystė pavargai. Apgalau. Ja. 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 A jau visi išsibūrė. Hei, ja. Labai
Labai gražiai. Orkestras Labai gražiai. žengė į aikštę. Bet žiūrėk, dabar baig ir mažų vaikų. A galite išjungti kas nors jį? Ok, žiūrėk. A matai morė? Morė, matai? Kur? Matai morė. Ta gražiausia moterį. Su oranžinė kepurė, kur vaikštai. Ne, tas oranžinė ir Aldas, Ana negraži. Nu gerai. Bet ir morė prie Aldo. Aha. Einam parodys, einam ten prie morės. Parodys pačią gražiausią damą. Žinai, kodėl gražiausia? Na. Kuo sunkiau apkabinti, tuo gražesnė. Tai tau sunku apkabinti, man. O. Tai pirmas ir paskutinis kartas, jei kas nors norite įsiamžinti prie morės. Reikia žinot, kur apkabinti reikia. Pakelt tave gal reikia? Pakelt, iškilėm vis tiek. Eik, reikia almosi čia. Lašinė į raumenų į vietą. Medės žaliaus, kuriuos jūs pasodinsit, daug išpjovė. Būkit sveiki, ir kad derliai būtų ne viens, o dveji. Linkiu sulaukti šviežių bulvikių. Muzikontą kokį turim, visišką orkestrą. Už kanapinį iškritimą. Va taip, duosim į kaulus lašininiai. Sakė, myli lašininį. Muzikantų žodis ir paskutinis žodis. Nu jo, bet pirms tai mano. Bet pirms nesvarbu, žinai, ką? Tai sakė, negroji. Tai, žinai, bet kaip čia sakinį, kas eina iki žodžio, bet nesvarbu. Ką? A gali muzikos įjungti? Nu tai groji Aš muzikontą. negirdžiu nieko. Sakė, muzikontą garsiau grot negirda. Įjung muziką tu. Nu gera, nešu. Paklupsis skilandžio. Tuoj, man atrodo, tave vešim savo toj vežimėlį. Jau baigėsi. Ačiū, kanapiniai nuostabi muzika. Sakė, lėktų važiuoti. Pakelkit ranką, kas mėgsta skaniai pavalgyt. Visi kiti eikit namo, neįdomus jūs man. Kanapinį galit pasimti su savim. Va mūsų sporto trenerė, galit pasimti kanapinį ant jų ir viskas. Vat man ano nereikia, ant nevalgo, nesigilsi, nekivarina, nuo pas mane įdomu. Moteriška neužvažiuota tave. Jeigu nežinot, ir toks momentas. Nežinot,
Mutkių ekspertė, ta kur Vetskos parašyta, nepikta jį, nepikta babytė. Nesuprantu, čia reikia nueiti kaip pasimatymą, pakviesti už žodį, va, einam, ką tu dabar, Ką tu te ieškai? Aš nesuprantu, kad šitie vyrai tokie kaip tu, gleitai, ruoni. Palauk, dabar reiškia, meilės reikia ieškoti moterų širdyse. Šokančios meškos, petis spardantys paužiai, spalvoti čigonai ir blevyzgojantis jaunieji, garbingi daktarai, susirinkusieji ponaičiai ir ponaitės. Sveikinu visus atvykus į pačią nuožmiausią visų metų kovą. Žiema prieš pavasarį, lašininis prieš kanapinį. Šiandien pamatysite nerangius akrobatinius triukus, nevykusius smūgius, įvairias estafetes ir galutinę bei žūtbūtinę kovą dėl absoliutaus karaliavimo, visus visus ir galimybės paimti Morinę į savo rankas. Šį kartą kanapinis metė iššūkį lašininių susigrumti ne vieną, ne du, o 3 kartus skirtingose rungtyse. Ir viskas dėl pačios gražiausios, pasaulio gerybėmis apdovanotos, Pareik pagalbą. daktarų ir miškų svajonės Morinės. Tad visų baisuoklių ir šposininkų dėmesiui pristatau mūsų 2 herojai. Ai, herojus turi. Varok turi? Man maistą reikia. Išstypelis. Nuo jo žingsnių ne žemė, o jo kaulai muziką skleidžia trindamisi vienas į kitą. Nuo kalėdų iki pat užgavėnių besiruošiantis didžiajam susitikimui su lašininiu, absoliučiai neturintis šansų net kumpio gabalo pakelti nuo žemės, sveriantis ne ką daugiau nei viena blynų keptuvė, kanapinis. Ponai ir ponios, mes nugalėsim! Ateik čia, kad tu desbliauši. Palauk, man palaikymo 3 reikia. raundai. Pirmasis mūšio raundas. Mūšis su maišais ant kelmų. Nu gera. Pirmasis nuvertęs kryžininką nuo kelno taps laimėtoju. Nesimainink. Nu, kas už lašininį? Maišai paruošti, mūsų herojai jau ant kelmų ir mūšis prasideda už 3, 2, 1. Nesiprėsiu. Ir pirmasis raundas prasidėjo. Kas padarė, tai padarė, kad į gyvą galvai. Maišų lašininis moja, kaip mums gabalų nejaukamas jokio nuovargio, užsimojo šių įrankių ir traukdami devynėliniai kanapinio šonkaulį tikrai negalėjo atlaikyti tokio smūgio. Ir na žinoma, meškos ir ožiai. Pasidžiaukime lašininio smūgiu, aplodismentai jam. Bepaiktų pavieso, kaip ir visada, kumpinis nepastebėjo skrienčio maišo iš nugaros. Po šimts velnių, garai iš lašininio ausų rūksta kaip raganos pypkė. Kaip savo po gintinių kanapinis įgavo savo dūšę ir kaip varoja mūsų žiemą. Kas davė 100 velnių ragų? Lašininis nukrito nuo savo kelmo. Kanapinis nugalėjo pirmajame raunde. Kanapinis pirmajam raunde! Va taip turi būt. Kas tai? O kas myslėje, kad nugalės kanapinis? A tai įsipinsi po vieną. Nu palauk! Kas tiek supyli? Gera bus.
Pagal mūsų pabaisų šūksnius matome, kad turime favoritą, tačiau viskas priklauso tik nuo jų pačių. Neapsivyniuok. Antrasis raundas. Nu gerai, kaip reikia daryti? Trauk tai nereikia. Gerai. O stumk dar trauk. Turi traukti. Man jau baigėsi. 3, 2, 1. Ir virvė įsitempė, kad tave 9 perkūnai sudaužytų žalią rūtą. Kanapinis jau raudonas kaip burokas nuo savo pastangų. O lašininis viena ranka laiko ir valgo dešrą. Tai yra neapsakomas kanapinio pažeminimas. O lašininis tiesiog mėgaujasi savo gale ir stiprybę ir pabučiuotų jam į šunsnukį. Velniai ir čigonės, meškos ir daktarai, kanapinis nugalėtas. Lašininį, tu kumpio vaikį, kaip tave šventa žemė nešioja tokį. Kad ir kaip ten bebūtų, pasveikinkime šį lašinių gabalą. Padarom plojimą. Versk savo vyrą. Man reikia trenerio. Ir mūšis prasidėjo. Brangus baisomai ir neklausomas primenu, kad šis mūšis vyksta dėl pačios geidžiamiausios būtybės ant šios vieto – mūsų molynės. O tuo tarpu lašinių pantis jau prispaudė kaulų maišą po pažastimi ir džiūgauja, lyg būtų jau laimėjęs, tačiau, ar aš teisingai spitrijų, kanapinis išsivadavo ir jau talžo lašininio pasturgalį kaip vėjas laukose pasivaikydams. Mat jį šunės velniai ir raganos, ar jūs tai matote? Lašininis pradėjo mojuoti savo dideliais kaip puntukas kumščiais ir žievė, kad jį 100 perkūnų ir visos žemelės pelkės trenktų. Po tokio smūgio kanapinio kaulai turėjo nuskristi jau į kitus metus. Bet negaliu patikėti nei savo, nei jūsų akimis. Kanapinis stojasi ant kojų ir užsišoko lašininį ant kupros ir talžo. Oi, vargas vargelis lašininio galveliai po tokių smūgių. Kanapinis nušoko nuo kupros ir žiebė lašininiui į kūną. Velniai ir raganos, meškos ir ožiai, daktarai ir ubagai. Lašininis nugalėtas. Pabėgs iš mūsų kiemų, pavasaris ir kanapinis nugalėjo žiemą ir laimėjo morinės randą į širdį. Tai yra nepakartojama, brangūs šposininkai. Ačiū, kad buvote kartu. Smerkis ir susitiksime jau kitais metais. Įdėdam, kas čia? Ugniagesiai? Alio, jo kanapinis. Ugniagesių gelbėjimo tarnybų klauso. Ką tu? Taip, tavs, mes čia šokam. Aha. Nu, vat aš ką tik sukaliau jį. Įsivaizduojat, nu, sukaliau. Čia man padėjo, biški. Iš pradžių laimėjau, paskui jisai pralaimėjo. Oi, ne, palauk. Jisai pralaimėjo, tada aš pralaimėjau ir tada aš laimėjau. Aha, gerai, skambėti čia. Kaip tai vėjas didelis. O tai negalim sudeginti? O kodėl? Vėjas didelis uždegs. Bet tai taigi gal galim, nu ten kažkaip negalim. O tai iš vis šiais metais negalim deginti. Negalim, gerai. Lašininis gal gal svorį? O tai ką man tada lašininiui atiduota nori, ar? Jo. Spręs patiems. O tai... Numetė.
Tu nori pasakyti, vėjas prie jūros per stiklus moriai degina? Nu tai o ką aš tu, kad, nu dabar girdėjai O pats. tai ką, tu pats ją pasimsi? Nu tai taip išeina, aš tai laimėjau vis tiek. Gerai, kas galvoja, kad morė pasilieka lašininis? Kas galvoja, kad kanapinis? Va taip. Nu tai ir viskas. Gražinu jums. Nu tai ir viskas. Aš tada su Morė išvažiuoju, o tu čia, nusifotkink, ką aš žinau su manim. Iki kitų metų. Kas nori fotkinti su pralaimėtojo, ateikit, tai smagu. Nu, aš tai dėkuoju visiems, ačiū, mes nugalėjom. Pavasaris cool! Ačiū jums visiems, aš labai tikiuosi, kad šitas nebesugrįž taip, kaip šiais metais labai jau skistai sugrįžo, o jeigu ir sugrįž kitais metais, vis tiek duosiu.